Gerbiami ponios ir ponai, sutikite moteris, kurios realybės šou metu, bet kokią kainą siekia Radži širdies. Audringais plojimais palydėkite gražuolė iš sostinės Simona. Savimi visada patenkinta Daiva. Undinė tiesiai iš Klaipėdos pajūrio Elena. Moterų draugijos vengianti Nijolė. Taujėnų dvaro valdytoja Aiva. Bet kokią kainą siekianti laimėjimo Indija. Laukinė Palangos orchidėja Monika. Štai jos realybės šou Radži ieško žmonos išrinktosios. O dabar pasitikite šio vakaro vedėją Nataliją Bunkę. Pasirenku taip, kasdieniškai būti, mylimo petį, kiekvieną minutę, tarsi krentantį lašą branginti, per juoką ir ašaras. Pasirenku virtinę paukščių taikių ir šviesą, kur sklinda iš vaiko akių. Šitos akys sušildyt galėtų visą planetą.
Labas vakaras, LNK televizijos žiūrovai. Sveiki čia, realybės šou Radži ieško žmonos. Trečiasis išlikimo vakaras prasideda. Na, mano kolega Marius siunčia jums linkėjimus iš Airijos, kur lankosi labdaringais tikslais. Todėl šį vakarą čia karaliausiu aš viena. Kaip matote, šį vakarą studijoje kėdžių yra 9, o merginų 7, gerokai mažiau nei praeitą šeštadienį. Ir taip yra todėl, kad trečioji savaitė Taujėnų dvare tikrai buvo audringa. Kova dėl Radži širdies kasdien tampa vis aštresnė, intrigų vis daugėja, taisyklės vis griežtėja. O dabar sužinokime, kaip prabėgo trečioji gyvenimo savaitė dvare. Praeitą šeštadienį po tiesioginės transliacijos merginos prabangių limuzinų sugrįžo į dvarą, o ten jų laukė pirmas netikėtas siurprizas. Žiūrim. Praėjusį šeštadienį LNK eteryje aidėjo juokas ir liejosi ašaros. Kai jautrios panelės pralaimi kovą dėl svarbiausio gyvenimo dalyko meilės, liūdesio jau neįmanoma nuslėpti. Radži nėra žaislas. Ir Aistė tau, kaip turinti teisę, ilgametė Radži draugė, sakau, sudė. Šiaulietė studentė Aistė paskutinį kartą užtrenkė Taujėnų dvaro duris. Nekaltas juokelis užkirto jai kelią į Radži širdį. Čia ne dėl Radžio atvykus, ar ne? Šiaip savo. Jo, čia paprikolin višką, taip pabūt. Paprikolin. Atėjau paprikolų, paprikolint ir panašiai. Tu palieki šau. O šūdas, kad nusišnekėjau tikrai ir tikrai, sakau, tas nusišnekėjimas, paprikolinimas tapo lemtinga mano klaida. Kiekvieną šeštadienį iš Taujėnų dvaro merginos atvyksta į LNK studiją. Bet ir čia nuo aistrų ir intrigų nepasislėpsi. Kas užims vieną iš išlikimo kėdžių? Šį kartą nusprendė konkurentės. Žiūrim, kokie yra rezultatai. Daiva turi netgi 3 obuolius. O tai reiškia, kad Daiva, tu užimi vieną iš šių kėdžių. Mane pasodino todėl, kad mane laiko čia kaip favoritė, kaip stipriausia. Ir aš kai atsisėdau, tikrai net nepergyvenau, aš ten linksminausi. Nebuvo, kad aš nusimeniau ar kažką, nes aš tikėjausi, kad aš išliksiu. Tuo tarpu Radži po nenusisekusio pasimatymo žiūrovų teismo atidavė šou naujokė Barbara. Tas vakaras Barbarai buvo paskutinis. Šiaip galvojau apie tai, kad kada nors dar Radži sutiksiu. Ir manau, kad tai būtų mano didžiausias laimėjimas. Ne šou laimėti, o laimėti jų širdį. Sėdo į prabangų limuziną ir šansą sužavėti garsų dainininką prarado visiems laikams. Kai yra tiek daug žmonių, aš tiesiog negaliu atsiskleisti. Ir tiesiog gal per rami buvau, tiesiog sėdėjau kampe ir kažką tai savo galvojau. Jinai per daug tušti asmenybė. Kodėlgi aš nespėjau atsiskleisti, aš nespėjau, o taip sako kai kurios merginos. Aš atėjau iš karto save atsiskleidžiau. Tai ką man daryti? Nieko nedaryti. Aš atsiskleidžiau ir aš eisiu toliau iki galo. O jeigu tu mergaitė nespėjai skleisti savęs, tai eik šieno griebti. Ši mergina dėl Radži paaukotų viską. Kuo toliau, aš tuo labiau, kaip ir sakiau, pradedu jį įsimylėti. Ir aš jį tikrai myliu. Ir jeigu aš liksiu iki galo, aš jam įrodys, kad aš tikrai esu verta jo. Iškritusią Barbarą pakeitė naujokė Laura. Ji Lietuvos moterų krepšinio rinktinės narė, kurią iš 8 gražuolių sportininkių Radži išsirinko pats. Renkuosi Laurutę,
Aš su aukštakulniais buvau aukščiausiai ir tikrai nesitikėjau, kad jam patinka tokios aukštas panelės ir tiesiog labai apsidžiaugiau, labai fainiai. Te prasideda linksmybės. Po įtempto tiesioginio eterio gražuolės sėdo į limuziną, pamiršo visas meilės kančias ir leido savo atsipalaiduoti. Radži, aš tave užkariausiu tikrai. O jei tik merginos būtų žinojusios, kas jų laukia Taujėnų dvare. LNK televizijos žiūrovai, jau netrukus šios besišypsančios panelės virs dėl meilės dantimis kovojančiomis hienomis. Šios šampanos sklidinos taurės, šokiai ir šėlionės baigsis liūdniau nei būtų galima tikėtis. Griežta ir aikštinga Raisa Šarkinė jau netrukus sumaišys visas meilės kortas. Žavinga rūmų dama Natalija Bunkė pasitinka į Taujėnų dvarą atvykstančias paneles. Labas vakaras, merginos, sveikos atvykusios į Taujėnų dvarą po tiesioginės transliacijos vykusios LNK studijoje. Na, aš jūs noriu pakviesti į labai svarbų susirinkimą. Kviečiu visas į menę. Merginos artėja prie menės. Jau po akimirkos jos patirs šoką ir rūmuose užvirs milžiniškas intrigų katilas. Labas vakaras. Labai malonu Jūs matyti. Labai malonu. Prisėskit. Labas vakaras. Labas vakaras. Ačiū Jums. Oh my god, ką man čia reikalinga, aš nesuprantu visiškai nieko. Nieko nesuprantu, velniop ją, nu. Mergaitės, žinokit, nepykit, bet aš Jūsų konkurentė. Jinai pažįsta Radžį daug geriau ir jinai tikrai visas mūsų šparins, nu, vat ir viskas. Ką man čia reikalinga? Maskvoje yra Pugačiova, o Vilniuje gali būti ir Šarkinė. Nieko baisaus to nematau. Jūs sutinkat? Taip, tai Jūs gyvensit su mumis? O kodėl ir ne? Ar Jūs mane išvysit? Ar teisinga, kad ši patyrusi dama konkuruos su jaunomis panelėmis? Ar įmanoma nugalėti ištikimą Radžį gerbėją? Aš bijau, aš žiauriai bijau, nes jinai, žinai, jinai yra visiškai fanė, žino viską apie jį ir niekada jos, tarkim, kad jeigu bus užduotis kažką apie Radžį pasakyti, padaryti, papasakot, jinai visą laiką ją laimės. Vis tiek dar ta Radžio gerbėja tokia irgi didelė. Tikrai labai bijau, netgi labiau nei Indijos. Dalyvės priblokštos, tačiau jos nežino, kad Raisa visai ne konkurentė, o šnipė. Jų gyvenimą dvare paversianti tikrų pragarų. Jie atėjo tam, kad pamatytų teisybę. Būtent ji, visai Lietuvai žinoma didžiausia Radžį gerbėja, dvare atvers visas kortas. Vat ko Jūs čia atėjot? Aš atėjau mokytis, tobulėti ir įrodyti, kad iš pelenės gali mergina virsti princese. Palaukit, Radžius ieško žmonos, tobulėkit Jūs va ten, bet dabar Jūs ateinat čia ir tobulėjat? Jūs visas užmiršot vis dėlto, kad aš esu čigonė, kad aš į kiekvieną žiūriu į akis ir aš kiekvieną matau. Labai nemandagiai su mumis pakalbėjo, nes iš karto labai aiškiai savo nuomonę dėstė. Ir net tai nebuvo ne nuomonė, labiau krovimas ant mūsų. Man buvo šlykštu, kad atėjo kažkokia nauja pana ir mano senas draugės apkrovė. Man buvo pikta, aš žiauriai pikta. Aš žiauriai pikta. O aš dabar einu paimti lagaminą, čemadaną savo. Dabar atės. Susinešiu, o tada mes jau žiūrėsime.
Ji pasipuikuojanti moteris labai. Ji čia geriausia, iš jos nenulis. Nu, mane iš tikrųjų realiai, kiek gali. Nieko čia baisaus nebuvo. Tiesiog jinai pasirodė, kad jinai yra... Taip faktas nėra. Čia yra moteris, kuri... Tai koks, mes moteris esam. Taip, bet jinai dievina, jinai negali, jinai mato visas mus kaip konkurentės. Tai kodėl ji dar nesuka kartu, jeigu jai taip labai jisai patiko, kodėl ji... Nu tai va, tai ką jisai čia veikia? Jeigu jai jisai patiko, ką jinai čia veikia, jeigu iki pat šiol jie nėra kartu. Ji, Raisa Šarkienė, nuo šiol su merginomis miegos, kelsis, puošis ir vilios keliomis dešimtimis už save jaunesnį vyrą. Tokios konkurentės merginos tikrai nesitikėjo. Ir jos nė neketina su Raisa dalintis dvaro gėrybėmis. Ne, va čia tai tai. Jeigu aš vieną miegos, man yra svarbu. Ir aš tik atėjau iš karto, čia mano. Ir dabar Raisa atėjo, čia mano, nieko nežinau. Raisa, jūsų lova šita. Ne, bet aš žinokit grįžtu atgal. Aš nebegaliu. Ne, šitą mano. Šitą lovą mano. Niekada. Vidurnaktis. Ko jūs saldžiai miegojate, čia toliau virė aistros. Juk nieko nuostabaus, kad į vieną kambarį suleidus šitiek įsimylėjusių moterų prasideda žvėriški pykčiai. Baigiam! Neturi teisės! Aš pasakiau viskas, tuom ir baigiam. Bet tu neturi teisės. Viskas, tuom ir baigiam. Na, nebereikia filmuoti. Tai kad dabar jinai apsiverkė, tai žinokit, man... Na, žinot, merginos, man tai didžiausią įspūdį paliko jūsų ten tos tokios, tie prisilietimai limuzinė, žodžiu, tie žaidimai. Daiva, tu turi ką pasakyti apie tai? Neradžiai juk lietėjai? Na ne, o jeigu radžiai nebuvo, tai ką mums daryti? Viena kitai esat, žodžiu, artimos. Taip. Supratau, o Nijolė? Tu turi ką pasakyti, ten viskas gerai? Viskas gerai, viskas tvarkoja ir aš manau, kad Lietuva žino tokį posakį, kad meilė yra iš tikrųjų tik tarp moterų, tikriausia. Tai va, visada, prašom nesiginčyti, visada, viskas. O kaip jūs manot, merginos, ką Radži apie tai galvoja? Nu, jam iš tikrųjų gal bus iš tikrųjų keista išgirsti to ir pamatyti, kas čia vyko limuzinė. Simona, tu kaip suprantu patikėjai, kad Raisa bus nauja jūsų konkurentė. Taip, aš patikėjau, kadangi jinai yra didžiulė Radžio gerbėja. Kažkaip net nebejojau, netgi slapta tikėjausi, kad taip gali nutikti. Šokiravo tave tai? Taip, tikrai šokiravo, nes atsirado savim kažkoks tai nepasitikėjimas, į mus visas sumenkino, jūs čia sakėt, jūs nė viena nesat verta Radžio, jūs manėt neįdomios, tai kažkaip šokiravo. O kaip jūs manot, kokias blogiausias jūsų savybės jinai pamatė? Aš manau, kad ta moteris matė tik vizualias mus, jinai sakė, kad jūs negražios ir panašiai, o tai, kad mes vidume esam visos labai gražios, tai yra faktas. Monika, tai vis dėlto Raisa atėmė iš tavęs lovą? Žinoma, kad netėmė. Ji labai norėjo šalia manęs gulėti. Norėjo pasijusti. Aš žvaigždė, Raisa šiaip. O pykai? Ne, tai jinai negavo tos lovos. Aš vis dėlto nugalėjau. Tiesiog šiaip. Šalia manęs gulėjau. Leidau tokią, suteikiau tokią galimybę gulėti šalia. Ne, iš tikrųjų tvarkingai susitarėm, kurioj lovai miegos. Na štai kokios dramos verda pas mus studijoje. Netrukus sulauksime paties jaunikio, kuris paskelbs, kurigi mergina šiame šou jis matyti nenorės. O tada jau jūs, mylėjai, nuspręsite, kuriai vienai iš jų lemta palikti šį realybės šou. Netrukus meilės drama tęsis, o dabar LNK eteryje reklama. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia pats jausmingiausias realybės šou Radži ieško žmonos.
šiandieną jūsų dėmesiui pasakojimas, kaip Radži širdies ištroškusios moteris dar vieną savaitę praleido uždarytos dvare. Ir dėmesio, šį vakarą dar viena pretendentė į Radžio širdį turės palikti šou. O tai nuspręsite ne kas kitas, o jūs, mėly žiūrovai, nes jūs, Radži, gyvenime esate patys svarbiausi. O dabar pasitikite žmogų, kuriam pasirodžius smarkiau suvirpa visų moterų širdis. Vyra, dėl kurio merginos pasiruošusios kovoti iki galo. Šio vakaro kaltininkas Radži. Oi, nelemta, mums nelemta būt kartu, kai pasaulis toks platus. Neliūdėki ir neverk, atsisveikint reik dabar. Vėl po kojom kelias tolimas, virš galvos dangus platus, prieš akis gyvenimas ilgas ir svaigus. Vėl po kojom kelias tolimas, virš galvos dangus platus, vien dulkėti akmenys man primins namus. Mano siela nerami, ji laiminga tik kely. Toks likimas skirtas man, nuolatos keliaut vienam. Vėl po kojom kelias tolimas, virš galvos dangus platus, prieš akis gyvenimas ilgas ir svaigus.
Radžio, kaip tau prabėgo savaitė Taujėnų gražiam dvare su to merginom, ką? Puikiai prabėgo, tik, nežinau, jūs labai jau, jūs taip tarp savęs dalyvaukit, runkitės, bet nenorėčiau girdėti keiksmažodžių. Bet žinai, merginos aršios, jos kovoja dėl tavęs, Radži. Kovoja, supranti. Bet galima kovoti gražiai. Merginos, pasistengkit. Radži, užimk savo vietą. Taigi matote, intrigų dvare kartais vyksta tai, ko niekas negali nei tikėtis, nei žinoti. Jei ten gyvena vienas vyras su daug merginų, ne bet kokių, o pačių aršiausių, konkurenčių dienos teka itin dramatiškai. Žiūrim. Net giliausią naktį Taujėnų dvaras nerimsta. Intrigos čia tik prasideda. Jų priežastis ne tik šou šnipė Raisa. Pasirodo, projekto dalyvės turi daugybę nesuvestų sąskaitų. Tiesiog atėjau į šou, o ne rodyti savo gyvenimo. Prie ko čia klubai ir Radži? Tu biškai galvok, logiškai. O tu galvoji, gal tu šneki apie klubus? Tu pirmas pradėjai šnekėti apie klubus. Kad aš į klubus. Kalba. Ką, beprasmiškai? Visi pradėjai šnekėti apie klubus. Pirmą pradėjai šnekėti apie klubus. Aš nenoriu net tavęs klausyti, Dieve, tu man. Viskas, baigiam. Ate, viskas, ate. Pradėjom šnekėti, jinai užkabino kažką tai Raisą ir po to užkabino mano klubus. Ta prasme, pradėjo šnekėti apie mano klubus, kad tu užeini į klubus, tai vos ne... su kitais. Tai aš jai paaiškinau, sakau, tu iš vis patylėk, dėl to, kad tu esi negeresnė, dėl to, kad ką aš apie ją girdėjau, tai atsiprašau jų, kad jinai psarskam silovos ne su kitais, tai jau atsiprašau. Visi tokie dalykai, aš iš šono, gyvenimas, man viskas baigsis gyvenimas. Mano manimu, laisvamaniškas elgesys yra drastiškai kabintis vyram ant kaklo. Ir ne tik remiuosi pletkais. Aš esu tai mačiusi savo pačios akimis. Mano asmeniškai gyvenimo prašau neliesti niekam. Viskas faktas. Žodžiu, aš apie ją iš vis nenoriu šnekėti ir apie tokį žmogų tai iš vis aš tyliu. Realiai, tegul Lietuva pati pamato, koks aš tikrųjų yra žmogus Indija, nu. Tai ko čia tas klubas tau? Pareikysiu tau klubas tavo. Viskas. Turi savo nuomonę. Aš turiu savo. Aš šitą nuomonę. Tai viskas, baigė. Dabar mes šnekam apie Radžį. Viskas. Nereiktų pyktis, nes man tas visiškai yra neįdomu. Savo emocijas tegul palieka už durų. Ištant Nijolis, kad jinai apkrovė tave dėl tavo bučinio iš meilės? Nevelnio, jinai durė yra. Nijolė ir Indija. Viena pedagogė, kita renginių organizatorė. Viena visų dalyvių mylima, kita nekenčiama. Nijolė sako, kad vaikštų, kad vaikštų. Čia faktas yra. Niekas to nemato. Bet tai gerai, laisvą elgesį parodyti iš viso nieko. Bet jis iš kameros parodai. Pradėjo kauti, kad čia Indija maždaug kekšai yra, kad ten lenda prie Radžio, kad ten bučiuojas, laižosi, kad neturi savigarbos. Jis kaip gelbsi, kad skudžiuoti, kad netgi Indija palaužo. Iš tiesų, mane padarė prieš visą Lietuvą ir taip toliau, nors aš tokia nesu. Ir man tai dėl to žiauriai skauda viduje. Šiame dvare, kuo toliau mes gyvename, tuo toliau vis intrigos ir draugysčių nebėra. Baigiam! Neturi teisės žmogaus! Aš pasakiau, viskas, to mes baigiam. Bet tu neturi teisės. Viskas, to ir baigiam. Gal jau nebereikia filmuoti. Užtenka. Tai kad dabar jinai apsiverkė, tai žinokit, man realiai
6:00 ryto, nuo pykčio dar nespėja atvėsti rūmai keliasi. Natalijos Bunkės žingsniai retai kada atneša gerą žinią. Įdomu, kaip bus šį kartą. Labas rytas, merginos. Pabuskit visos, atsikelkit truputėlį iš lovų. Tiesiog galite jose atsisėsti. Jums nerealiai pasisekė, nes jūs nuo šio ryto turite profesionalią sportininkę savo tarpę. Užteks jau tik gražiai atrodyti makiažo pagalba, reikia, kad savo pakalius jūs šiek tiek paplonintumėt. Per pusę valandos laukiu jūsų terasui. Paskubėkit. A girdit? Gražvalas. Taigi 10 minučių, viskas turiu pusę valandą. Greitai kojas kilnojat, aš pasižiūriu, kaip kiekviena kilnojat kojas. Kai Raisa pradėjo mums ten kaldras tempt, kelkitės jūs kaip atrodot, sportuokit, daugmaž pažiūrėkite mano kojas, aš tokia ir tokia. Kokį dabar miega, tą kelią įstaigiai. Atkelėtės. Jūs klausykit irgi daug kalbos, kokite aprangą ir viskas. Mes jaunas, greit spėsim 10 minučių ir apsirengsim. Aš jau ir taip jau visa sportuota. Jau susportuota. Vėl visas piktas, baisiau net už Nataliją realiai buvo. Ir taip, visos tokios susinervinusios buvom dalios. Po sunkios nakties sunki mankšta. Ar gali būti didesnė bausmė? Tik šaunu, jog Laura jaučiasi gerai. Juk į krepšininkė salėje pluša nuo ryto iki vakaro. Atsikeliu kažkur 7 val. Ryte, prausiuosi, einu į rytinę treniruotę, kuri vyksta 8 val. Tada iš karto iš treniruotės einu į tas paskaitas ir tada sėdžiu ten iki kitos treniruotės, galima sakyti iki 17 valandos. Ir tada treniruotė vyksta ir einu miegoti apie 12 valandą vakare. Prieš jūs mergina, kuri tikrai nepratusi pralaimėti. Paskui sportininkė vos spėja jos konkurentės. Sporto varžybas mačiusios tik per televiziją. Laura, iš tikrųjų, tai šiaip atvirai pasakius, tai labai smagiai. Šiaip patiko, kažkaip labai lengvai išlieja mūsų kolektyvą. Dar kol kas tik tai naujokė, dar nieko neatsiskleidžia, tikro veido nesimato, bet pirmas įspūdis tai geras, visai geras. Laurutė turėtų daugiau atsiskleisti. Ūgis, šypsena, išvaizda, viskas tvarkoje. Bet ji turėtų drąsiau elgtis, tuos pirmus žingsnius jinai turėtų daryti drąsiai. Aš tikiuosi, bus viskas gerai. Bėgam, fainas, nesustojam! Kol merginos dūsta bėgdamos paskui Laurą, projekto šnipė Raisa terasoje gurkšnojo kavutę ir nė nesiruošė bėgti kroso. Taip, ši moteris padarys viską, kad merginas išvarytų iš kantrybės. Ženytis visos norit staigiai greičiau bėgat. Bėgat. Būtent kur čia yra teisybė, kai Raisa nesportavo. Tokia moteris, aliai gražuolė, sportininkė, o sėdė ir kavą geria, visiškas absurdas. Turbūt jas amžius neleidžia sportuoti. Keliat kojas, greitai. Taip, dešinė, kaip armijoje. Ir jai Radžis labai patinka ir ji pradeda įsimylėti. Ir aš ją visą dieną mačiau, vis žiūri ir vis mąsto, kad nenori jinai iškristi ir nori būti su Radžiu kartu. Aš matau, kaip su manim bendrauna ir matau, kaip jos pavydi, ne visos, bet kiekvienai seilė riejasi. Ir aš matau, kaip jos galėdamos kažką padaryti, jos padarytų, bet jos negali tą padaryti. Šį vakarą vietoj pykčio merginos renkasi ramų romantišką vakarą prie žvakių. Meilė – pati tinkamiausia tema atviram pokalbiui.
Aš buvau įsimylėjus iš tikrųjų ir po meilė be atsako. Ir man buvo gal realiai pirmoji meilė. Ir man buvo 20 metų, aš atvažiavau į Vilnių ir aš sutikau tą vaikiną. Bet aš to atsako į meilę taip ir nesulaukiau. Pirmą kartą labai stipriai įsimylėjau prieš 3 metus. Žmogus susirado kitą panelę ir turi jį pamiršti. Bet man malonu prisiminti apie šitą žmogų kaip apie savo buvusį vaikiną. Ir aš tikiuosi, kad aš susirasiu geresnį. Ir aš tikiuosi, kad tai bus Radžis. Na, va čia labai gražu buvo. Vos prašvitus panelių lauks nauji išgyvenimai. Netikėti svečiai vėl mes iššūkius. Natalija Bunkė vėl ves į nežinią. Viena iš pusiausvyros vedanti šnipė. Viena graži naujokė su šokiruojančia paslaptimi. Kas iš viso to bus? Sužinosite jau netrukus. Indija, klok visą tiesą. Kas ten tarp jūsų atsitiko? Manau, jau televizijos žiūrovai pamatė pakankamai daug ir manau, neverta labai daug komentuoti. Esmė buvo tame, kad Nijolė palietė labai skaudžias man temas. Tu mano temą irgi labai skaudžiai palėtė. Mano asmeninį gyvenimą tu irgi palėtė. Bet tu pirma mane išvadinai kekšė viešai. Aš nepasakiau taip, kad tu kekšė. Tu pati save pavadinai. Merginos, varykitės, čia tiesioginis eteris. Kas čia dabar? Nijolė, tu visą laiką taip nesitvartai. Kodėl nesitvardu? Aš turiu apginti savo vardą. Dabar aš turiu, kad leistų, kad terštų mano vardą? Bet tu pirmoji, Nijolė, klausyk viskas, tyli. Tu pirmoji mane įžeidei. Eina tiesioginė transliacija, gana viskas. Prašau ramiai. Kas čia dabar? Tai merginos, kas ten tarp jūsų atsitiko? Aš taip ir nesupratau šiaip. Susipykom ir tiek, viskas. Dėl ko jūs susipykot? Palėtė mano asmeninį gyvenimą. Aš paliečiau jos, tuom ir baigėsi. Tu mane viešai išvadinai kekšė. Aš tave nevadinau kekšė, tu pati save pavadinai. O tu taip pergyveni? Tarkim, man buvo labai nemalonu. Tai tu pati save pavadinai tokią. Tu pati pavadinai save. O tai ko tu prisiknisai prie mano klubų? Prašau pabaigti šitas kalbas. O, tikrai čia arši kova vyksta. Simona, kokia atmosfera tapo, kai Rajis apsigyveno dvare? Manau, atnešė neigiamas emocijas, viskas taip susijaukė. Ta draugystė, kuri buvo tarp mūsų, jinai taip atrodo nutrūko ir tada kažkaip suvokė, kad tokio dalyko Aš negalvoju, kad jūsų draugystė buvo, nes jūs pešėtės ir anksčiau dar iki šitos Raisos. Tai mes su Indija vienintelė, kuria konfliktavom. Tai vienintelė buvo. Ta prasme, jinai pati pasidarė savo tokį įvaizdį, jūs mane konkurentės ir faktas, kad mes ant jos pykom, juk mes jūs atėjom dėl tavęs kovoti. Tai kaip mes ne konkurentės? Monika, ar jūs dar galima visos vadinti draugėmis? Draugėmis, manau, galim. Galim. Jūs draugės? Gal mes tampam draugėmis? Ne, iš tikrųjų, manau, po truputėlį tampam su kai kuriomis draugėmis, su kai kuria priešėmis. Radži, kaip tu jautiesi, kad merginos taip pykstasi? Na, iš tikrųjų, tai aš blogai jaučiuosi, merginos. Na ką, merginos, netrukus jūs visos turėsite duoti minusus. Tai reiškia, kad viena kitai galėsite atkeršyti. Daugiausia jūsų rinkusi užims pirmąją išlikimo kėdę, o antrąją kovotoją dėl išlikimo išrinks pats Radžis. Tad, merginos, pasiruoškite. O dabar reklama.
Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia projekto Radži ieško žmonos 3. realybės šou drama. Netrukus turėsime atsisveikinti su viena pretendentė į Radžio širdį. O kadangi Radži širdis visų pirma priklauso jums, jūs nuspręskite, kuri iš merginų nebeverta kovoti toliau dėl Radži meilės. O dabar jūsų dėmesio į tai, ko merginos būdamos dvare visiškai nesitikėjo. Atrodė, kad jas aplankė žavus vyriškis tik praskaidrins nuotaiką dvare. Tačiau viskas baigėsi dramatiškai. Ko jau ko, o ašarų dvare tikrai netrūksta. Žiūrim. Taujėnų dvare išaušo dar vienas šurmulio kupinas rytas. Jau 3 savaitė merginos kartu keliasi iš lovų, prausėsi ir ruošiasi sužavėti svajonių jaunikį Radžį. Štai ir vėl merginos sulauks netikėto svečio. Ir vėl jos jaudinsis ir stengsis, kad tik atitiktų aukštus garsaus dainininko standartus. Labas, Butkau. Oho, laba. Ateikit visos merginos, drąsiai. Na ką, Andriau, atvedžiau tau mėsos. Mėsos? Darysim faršą? Darysim faršą. Reikėtų, kad jos išmoktų gerai šokti. Gerai šokti, ne? Kaip suprantu, turėjau minėję valsą. Taip, be abejo. Vis dėlto vestuvės artėja. Ir dvaras, čia matai tokia aplinka, kur valsas būtų tobula. Tobula, gerai. Matau, kad bus ką veikti. Bet tikiuosi jūsų pastangom ir mano įdirbių padarysim kažką tai gražaus, ar ne? Radžis jūs patenkintas. Kągi merginos užėmė savo vietas, matau, kad kažkam į vestuvės ir lėtas valsas jau ne naujiena, todėl paprašysiu užimti vietą ir pastebėti mus. Prašau, nėra už ką, o jūs pakankinsiu. Man atrodo, Dievas iš vis davė man kraipytis. Tai aš pasikraipyti, pašokti valsą, tuo labiau šokau veseilinį ne vieną kartą jau. Žinokit, aš moku šokti, jeigu ką. Gal ne balinius tokius šokus, kaip jau balius tokiuose, bet šokti moku. Dievulis davė. Valsas vestuvių šokis privalomas kiekvienai nuotakai. Ir vėl Raisa atleista nuo užduoties. Ir vėl panelėms teks pasistengti. Ir vėl neaišku, ar pastangos baigsis pergalę, ar skaudžių pralaimėjimų. 4 ir 1 į šoną, 2 ir 3. Žiauriai blogai, dar kartą. Jo, Natalija tiesą sakė. Dar kartą bandom kartu, gerai? Jisai yra šokėjas, profesionalus ir labai džiugu, kad jisai atvažiavo mūsų pamokyti, kad aš asmeniškai nesu tokių šokių šokusi ir man tikrai sekasi prastai, aš žinau. Taip, Inesa ir Simona šoka baisiai. Iš veido mergaitės tai nieko, bet šoka tai tiksliai baisiai. Kitos dar kažką tai girdi, o čia tai iš vis kažkas. Šioje repeticijų salėje bręsta nauji pykčiai ir naujos intrigos. Nenuspėjamas gyvenimas dvare iš pusiausvyros išveda ir pačias taikiausias projekto dalyvės. Simona atskleidė savo veidą, kurio aš nenorėjau matyti, apskritai žmoguje, bet kokiam žmoguje. Jai labai rūpi tik jos problemos, tik jos pačios gyvenimas ir... Supranti, kad atrodo, kad atrandi žmogų, kuris tau iš tikrųjų labai artimas žmogus ir kuris tau atrodo, kad padės ir paskui supranti, kad taip negalima nėra. Ir tu vėl prarandi žmogų, kaip visą laiką. Ogi tu dabar stipri moteris. Aš iš vis, pavyzdžiui, nesprantu, ką tu čia veiki. Tu esi tokia, nežinau, žinai, kaip man iš pirmo, ta prasme, kai pamačiau tave ir pabendravau, tai tu iš vis manęs tokia, tu viską nori padaryti, bet tau reiktų eiti kokį seimą. Viskas, draugų šiame dvare nebėra. Net pačios artimiausios draugės susipyksta. Reikia šokti, jinai be šoka man, tikrai. Aš žlungu. Aš visą laiką sėdžiu ant įtampos, ant adatų ir dabar dar Elena.
Bet esmė buvo, kad mes vakar prieš miegą kalbėjomės, pati paklausė papasakoti savo, žinai, žodžiu. Galbūt aš per daug gera esu tiem žmonėms ir taip manim pasinaudoja ir kol jiems manęs reikia, tol aš bereikalinga. Gerai, Elena ir Vaiva, kadangi jums sekasi geriausiai, jūs liksit atsakingos ir visos turės išmokti pagal jūs. Pradžioj mačiau, kaip kitas šoka. Pradžioj. Mačiau, kad ten nesam truputėlį nelabai gavosi. Mačiau, kad ten Simona kliuvinėjo. O po to, kai prasidėjo, kai mums įjungė muziką, aš nebemačiau visiškai vienos merginos. Man buvo, galvoju, visai ne kaip kitas šoka ir kaip jos juda. Elena buvo ta pagrindinė, nors iš pat pradžių iš tiesų aš galbūt mažiausiai iš jos tikėjausi, buvo visiškai susikuprinusi, su kėdais ir taip toliau. Aš galvoju, Jėzus Marija, iš jos tai sunku bus kažką padaryti, bet pasirodė visai atvirkščiai, nes jinai gaudavo žingsnius greit ir pasakai iš ties nugaryti ir matos, kad žmogus jaučia savo kūną. Kitom tas sekasi truputėlį blogiau. Repeticijai skirtas laikas baigėsi. Nauji iššūkiai prasideda. Kol panelės ruošiasi iškilmingam šokių vakarui, jas pasiekia dar viena žinia. Merginos sužinos, ko į šį dvarą atsibastė Raisa. Ir tai, ką Radži gerbėjai apie jas pasakys, panelėms tikrai nepatiks. Nu tai ką, gražuolis, aš esu gerbėja ne Radžio, o Radžio dainų, kad jums būtų tiksliau aišku. Pasižiūrėjau čia jūs visas ir man tiek neįdomu pasidarė. Žinokit, man visai neįdomu. Viso gero. Nesuprantu. Tai ta prasme, jį išėjo dėl to, kad mes neįdomios? Nu, jos ten viena kitam, žinoma, plėšo akis, nes jos kiekviena nori turbūt tą Radžių prie savęs prisiartinti ir jų yra ginčiai ir netgi, man atrodo, tokie, žinai, pykčiai. Man atrodo, kad viena kita kaip stums, kad mažai nepasirodys. Šokių vakaras tai laisvė ir linksmybės, bet tik tai ne Taujėnų dvare. Štai elegantiškomis suknelėmis pasidobinusios merginos. Indija ir Nijolė vakar susipyko iki ašarų. Pažvelkite į Simoną. Su ją nekalba geriausia draugė Elena. O štai, salės gilumoje, gražuolė krepšininkė Laura. Niekas dar nežino, kokį didelį melą slepia taikus merginos žvilgsnis. Labas vakaras, panelės. Mane pasiekė gandai, kad šiąnakt jūs pykotės. Norėčiau išsiaiškinti, kas ten buvo. Nereikia lysti į asmenišką gyvenimą. O kas lenda? Indija. Pasakė tai, kas man iš tikrųjų labai nepatiko. O tu šiaip, Nijolė, puolei mane nepelnytai. Ir labai žiauriai. Iš tiesų visos merginos šią akimirką yra nusistačiusios būtent prieš mane ir aš manau, kad tai yra nepelnytai. Jeigu jūs esat geresnės, tai valio, tai jūsų yra nuomonė, bet tai nereikia taip drastiškai elgtis, ta prasme, lyg atstumtoji kažkokia jaučiausi. Mielos merginos, daugiau aš nebenorėčiau apie tai nieko girdėti. Na, o dabar pažiūrėsim, kaip Andriukas jūsų pamokė ir ką jūs sugebat. Mane labai ten kaip ir sekės. O kai dar Radžis priejo, tai išėjo taip, kad aš pradėjau esnėjus mane. Šokančių merginų po truputį mažėja. Ir neaišku, kodėl Radžiai jų prašo išeiti. Merginai nemokėt valso, bet kuriuo atveju, manau, yra gėdingas dalykas. Aš pirmą kartą šoku, aš šoku serganti, man yra visiškai nenuostabu, kodėl taip sekasi. Jeigu paimt pamokas kažkokias arba šiaip, galbūt tos merginos kai kurios yra šokusios, tai vis tiek kažkokį supratimą turi. O manęs, kadangi tokie šokiai nedomina, tai ir aš nesidomiu.
Salėje lieka tik dvi panelės – Inesa ir Elena. Inesa, nėra blogai nemokėti šokti. Yra blogai tas, kad mokytis tu nenori. Ir aš šokdamas tu nepajutau nieko. Viskas. Tu paliki šitą šou. Viso gero. Aš su temperatūra. Man nepatinka tokia šokia. Aš suprantu, kad reikia. Bet aš neturėjau jėgų. Aš išsekusi visiškai. Ir aš laiminga dėl to, kad aš iškritau. Aš galėsiu pailsėti nuo visokiausių intrigų, apkalbų ir panašiai. Aš lygiai taip pat einu į sceną kartais su temperatūra ir to turi nesimatyti tiesiog. Tu turėjai persikraustyti mėgoti ten. Aš negalėjau patikėti, kad verksi. Nei vienos merginos man taip nebuvo gaila, kaip Inesas. Noriu palikti man. Radži, niekas nebūna tobulas, tu irgi nesi toks. Taujėnų dvaras vėl paskęsta tamsoje. Bet kažin, ar panelės miegos ramiai. Juk Radži ir toliau stebi pretendentės į savo širdį ir griežtai renkasi. Na ką, merginos, tai kas tokio dramatiško atsitiko tarp jūsų su Simona? Elena, tavęs klausiu. Na, mes su Simona, kaip pasakyti, mūsų kariai truputėlį prasiskyrė. Na, mes nustojom bendrauti. Tiesiog nustojom bendrauti. Kodėl nustojot bendrauti? Iš mano pusės, bent jau kaip aš tą situaciją suvokiau, tai tiesiog aš Simonai maniau, kad esu reikalinga tik dėl to, kad jinai turėtų kam pasiguosti ir aš visiškai nerūpėjau kaip žmogus. Ir tai mane labai, labai skaudina, nes kad tu žmogų iš tikrųjų labai, labai vertini ir tikrai kažkiek myli ir kad tu neslauki to paties iš jo, tai yra labai skaudu, aš sugalvoju pasitraukti, nes žinau, kad jeigu dar toliau klimsi mūsų draugystę, tai paskui man bus tik skaudžiau iš jos išeiti. Simona, ką tu apie tai manai? Tai ką dabar geriausios draugės nebe draugės? Aš tikiuosi, kad mes rasim laiko pasikalbėti, nes tokio brangaus žmogaus realiai nenorėčiau prarasti. Ir man tikrai yra sunku tas faktas, jog Elena netėjo su manim pasikalbėti. Aš tavęs klausiau, kai buvo Andrius, sakau, pasikalbėkim, kas yra tiesiog pasakai, tu esi toks žmogus, mes galėjom susijęs pasikalbėti, kam reikėjo. Aš negalėjau, supranti, kad man per daug būtų bet nemanai, skaudu tau kad pasakyti. išmintingas žmogus tiesiog nuspręstų pasikalbėti? Aš nenorėjau dėl to, kad jeigu šitame jūs kalbėtis, jūs pirmą būtume tiek tu, tiek aš verkus. Aš žinau, kad jeigu aš pasitrauksiu nuo tavęs ramiai ir be jokių pokalbių, tiesiog surasi kitą žmogų, kuriam tu galėsi pasiguosti ir pamirši mane ir gal jūs apsižengsite. Aš tą patį pagalvoju. Štai kokios aistros verda čia pas mus. O dabar, kad ašaros išdžiūtų, o merginos šiek tiek atsipalaiduotų, mūsų studijoje dar vienas svečias, kuris taip pat vadinamas scenos princu. Dėl jo taip pat alpsta būriai moterų, tik bėda, jo širdis jau užimta. Pasitikite, Rytis Cicinas! Pačią gražiausią žvaigždę tau padovanot galiu, kad tik ištartų man myliu, visą gyvenimą laukiu.
kenčiu. Tūkstančius meilės paslapčių šiąnakt atskleisti tau noriu. Kojų po kojom tau gailes, bet tu vis tiek tyli. Na kodėl po velnių tu su manim žaidi? Širdyje kaip pragare meilė degina mane. Ji atėjo nejučia, aš nekaltas, tu kalta. Širdyje kaip pragare meilė degina mane. Ji lyg žvakė uždegta, aš ne šventas, tu šventa. Širdyje kaip pragare meilė degina mane. Ji atėjo nejučia, aš nekaltas, tu kalta. Širdyje kaip pragare meilė degina mane. Ji lyg žvakė uždegta, aš ne šventas, tu šventa. Širdyje kaip pragare meilė degina mane. Ji atėjo nejučia, aš nekaltas, tu kalta. Širdyje kaip pragare meilė degina mane. Ji lyg žvakė uždegta, aš ne šventas, tu šventa. Aš ne šventas, tu šventa. Aš ne šventas, tu šventa. Ačiū Ryčiui už padovanotą gerą nuotaiką. Ačiū labai, Ryti. Tačiau mes grįžtame prie netokių malonių dalykų. Atėjo laikas merginoms nuspręsti, kurią konkurentę jos nori atsikratyti. Tik prieš tai gera žinia Simonai. Portalo Balsas LT lankytojai beveik vienbalsiai nusprendė, kad tu šį vakarą gauni neliečiamybę. Todėl esi apsaugota nuo išlikimo kėdės. Todėl tu šį vakarą įteiksi merginoms nuodingosius obuolius. Bet pirmiausia, pati atiduok obuolį tai merginai, kuri tavo nuomonė neverta kovoti toliau dėl Radži širdies. Primenu, kad vienas obuolys yra lygus vienam minusui. Tad merginos, pradėsim. Simona, tavo pirmasis minusas. Mano nuomonė, mergina, kuri tikrai nori ištekėti, turėtų atkreipti dėmesį į sakomas pastabas, todėl savo nuodingąjį obuolį skiriu Indijai. Indija tavo pirmasis nuodingas obuolys. Monika, kamgi tu skirsi savo obuolį? Aš savo nuodingojo obuolį skiriu merginai, su kuria jau yra nebeįmanoma gyventi dvare. Tai jį skiriu Indijai. Dar vienas obuolys. Indija, kam tu pati skiri, priminsiu, kad vieną obuolį gali tik skirti. Aš savo nuodingai obuolį skiriu merginai, kuri nepelnytai puola mane ir jinai nėra šventa, todėl jinai neturi teisės teisti. Nijolė tau. Šaunu, Vaiva. Aš savo nuodingai obuolį skirsiu merginai, todėl kad tokių žmonių, kurie savo nuomonę keičia kas kelias minutės, aš labai nemėgstu. Nepyk Indija, bet obuolys tau. O va tai taip. Nagi, Nijolė, kamgi tu skirsi obuolį savo? Savo nuodingą obuolį skirsiu būtent šiai merginai, dėl to, kad aš nekenčiu visą savo sielą ir širdim dabar. Ir žinok, nereikia lysti į mano asmeninį gyvenimą, prie mano naktinių klubų. Ir žinok, tu nesi geresnė. Tai va, obuolys tau, Indija. Panašu, kad pykčiai tikrai verda. Elena? Aš savo nuodingai obuolį noriu skirti merginai,
kuri sugebėjo, tiesiog parklubdė Indiją, privertė ją verkti, nepasitikėti savimi ir tiesiog padarė ją kitų žmogumi. Ir dabar aš tas merginas bijau labiausiai, nes niekada nežinau, ką jinai gali su manim padaryti. Dėl to aš šį nuodingą obuolį skiriu tau, Nijolė. Ačiū. Aha, Daiva. Virsim obuolių sultis. Daiva, tavo obuolys. Aš savo nuodingą ir prisirpusi obuoliuką norėčiau įduoti merginai tai gaila, bet aš tikrai turiu įduoti, kuri tikrai nelaiko savo nuomonės, kalba bele ką. Tikrai, sorry, bet Indija tau. Ne, aš neverksiu, bet man jau gaila. Indija, dėja toks yra merginų sprendimas. Tu turi užimti pirmąją išlikimo kėdę. Na štai, merginos buvo kaip niekada negailestingos. Ar gali būti, kad visos susimokė prieš vieną? Jau netrukus jūs galėsite tarti savo balsą ir nuspręsti, ar tikrai Indija nusipelnė palikti šį šou. Intrigos tik prasideda. Susitiksim po reklamos. Gerbiami LNK žiūrovai, sveiki sugrįžę po reklamos. Čia vienintelis Lietuvoje meilės realybės šou Radži ieško žmonos. Viena iš pretendenčių – Indija. Merginų sprendimu jau sėdi ant išlikimo kėdės. Dar liko viena vieta. Kas ją užims, netrukus nuspręs pats Radži. O tada bus jau jūsų, mėlyje žiūrovai, eilė pareikšti nuomonę, su kuria merginai teks susitaikyti. Bet prieš tai dar vienas intriguojantis siužetas iš gyvenimo dvare. Kai kurios merginos nusipelnė atskirų pasimatymų su Radži. Tik ne visoms tie pasimatymai baigėsi laimingai. Žiūrim. Mano siela priklauso nuo šiol tik tau. Elena, pankiškos sielos panelė įrodė, kad per sunkios užduotis jai neegzistuoja. Dar prieš porą savaičių šokėjai išmušė iš pusiausvyros. Pirmąją projekto savaitę, kai merginos drąsiai judėjo Radži skirtame klipe, Elena stovėjo lyg įbesta. Jos akise kaupėsi ašaros. Taip susmau, žinai, pasijaučiau žiauriai. Ir sako, tipo, kad privalo jo žmona mokėti šokti, dainuoti ir gaminti, valgyti. Tai va, man regis, kad tikrai nemoku nei šokti, ką įsitikinau jau, ypač šiandien ir vakar. Ir nemoku gaminti valgyti, tai biški baisu, kad galiu, žinai. O dabar Elena pasirodė romantiškai kaip niekada. Už tai įgavo 2 neįkainuojamus prizus. Pasimatymą su Radži ir palankę ateities perspektyvą. Tu puikiai šoki. Žinok. Gerai atrodai, man patinka. Ir šiaip esi faina mergina. Ir norėjau su tavim susipažinti artimiau. Ir pasižiūrėti, kągi tu vis dėlto jauti man. Bendravom daugiau su Radži. Didesnė simpatija jam pajaučiau, žinai, kai susipažinai, vis tiek jau kažkaip daugiau jausmų atsiranda, ne tik kai per televizorių stebėdavai ir per kažkur kitur. Žinok, aš tau pasakysiu tiesą. Čia va merginos taip pat tave pasakoja, kad tave įsimylėjusius ir panašiai, bet aš tavęs dar nemyliu. Aš dar noriu kažką pažinti. Man tikrai yra tokia simpatija labai didžiulė. Toksai noras tave pažinti, bet aš dar nežinau, ar aš tave myliu. Tai va, aš tau ir duodu progą, kad suprastum savo jausmus pati. Savo jausmus pati. Susitvarkytum su jais. Ir į mane žiūrėtum kaip į, net ne kaip į Radži, tiesiog kaip į žmogų, ar tu tikrai nori būti mano žmona. Elena yra spalvinga asmenybė, įdomi, originali, charizmatiška, bet truputėlį pasimetusi savo jausmuose. Galbūt tas ir priduoda jai tokio originalumo ir žavesio. Agelė, pakalbėjau su tavimi, praleidau puikų laiką
esi nuostabi, esi talentingas žmogus. Ir dėl to tu turi neliečiamybę. Sveikinu. Taigi, šį vakarą Elena garantuotai grįš į Taujėnų dvarą ir toliau kovos dėl Radži meilės. Panas. Buvau pasimatymę su Radžiu, tik noriu pakyti už tai, kad man gerai sekė šokti. Ir dabar turiu neliečiamybę. Fainas. Ir aš neiškrisiu. Ir dar savaitę gyvensiu su jumis. Ir dar mes džiaugiamės. Aš nežinau, ar Simona nudžiugo, nes jinai nežiūri į mane, nebendrauja su manim. Ir nereiškia jokių emocijų ir reakcijų. Žinai, kažkaip tikrai miela. Ar tu laiminga? Aš žiauriai laiminga. Kokia turi būti ideali žmona? Kiekvienam vyrui, ieškančiam žmonos, norisi, kad būtų žmona talentinga, mokėtų gaminti, valgyti. Tai yra labai svarbu tokie dalykai. Prieš vestuvės būtina išsiaiškinti merginų kulinarinius sugebėjimus. Ir štai, merginos jau šefo Ruslano Bulgovo virtuvėje. Lygiai per pusvalandį jūs turite pagaminti patiekalą, kurį nustebins Radži. Ar jūs esate pasiruošę tam? Tai ką, pradedam. Žiūriu, tau puikiai sekasi pjausti obuolius. Taip, neblogai, aš jau įpratusi truputėlį. Turėjo būti velnio akis, bet dabar bus turbūt angelo akis, nes iš šviesaus batono. O kodėl būtent tokį pavadinimą sugalvojai? Tau Radži panašus į velnę? Ne, tikrai ne. Kino šoniniai dega. O, fantastika. Mielos mergaitės, turiu jums gerą naujieną. Liko 10 minučių. Dėmesio, drąsuoliai, liko 1 minutė. Liko tik 10 sekundžių. 9, 8, 5, 4, 3, 1. Fantastika. Aš norėčiau antrą kartą tikrai valgyti. Tai sveikinu. Radži bus, aš manau, bus patenkintas ir drąsiai gali jam gaminti patiekalą. Ar gali man perduoti? Taip, aš galiu perduoti. Dėkui. Čia vaisių salotos. Čia yra vaisių salotos. Vadinasi vaisių pasaulis. Aš sveikinu, aš manau, kad šitas patiekalas per pietus labai ir papuoš. Paskaninsim Radžio širdį. Ar grąžinu? Aš bijau. Aš bijau šimtį, kad leis, bet aš grąžinsiu tavo patiekalą, bet jis netinkamas. Dėkui. Sveikinu, Vaiva, šitas patiekalas tikrai tinka Radži pietum. Tai tu nori pagąsdinti tavo patiekalus? Jo? Dėkui, bet man įtinka ir aš tik neįleisiu. Super, sveikinu. Tikrai tavo patiekalas mes drąsiai duosim Radži valgyti. Kas labiausiai pamalonins Radži gomurį? Atsakymas jūs nustebins. Gerbiamas virtuvės šefas paliko tik 4 patiekalus vertus Radži dėmesio. 4 merginos stovi nežinioje. Kas labiau patiks Radži? Gurmaniškos krevetės ar paprastas patiekalas su pomidorų padažu? Mano reikalas dabar
paragauti. Skanu. Bet. Labai skanu. Labai skanu. Čia ką turėjai, tą sukrovai. Taip, kas buvo tą dėjo. Nu gerai, tarkim. Kągi, mėla Laura ir Monika, kviečiu jūs į pasimatymą. Štai restorano duris atveria dvi kulinarinės užduoties nugalėtojos. Jos eina į išsvajotąjį pasimatymą. Tačiau turbūt jau supratote, šiame realybės šou pasimatymai reiškia artėjančią audrą, o neįsivaizduojamą Radži palankumą. Aš savo buvusiems vaikinams darydavau tokias vakarienės. Ne tokias, aišku, bet aš padarydavau. Aš padarydavau, iškepdavau ir blyną, ir sugalvodavom mes kartu kažką tai pasigamint kartu. Pakelkim taurę. Merginos laimingos, tačiau vienai jų šis vakaras baigsis visai neskaniai. Merginos, aš žinau, kad viena iš jūsų turite paslaptį. Prisipažinkit man dabar, kuri. Paslaptį? Taip, viena iš jūsų. Aš tikrai galiu, Radži, pasakyti, net ranką galiu prie širdies pridėti, aš neturiu jokių paslapčių nuo tave. Nubaikit, pasakykit normaliai. Gerai, aš pasakysiu. Nenoriu būti skundikė ar dar kažkaip tai pasirodyti, bet Laura, nepyk, bet aš pasakysiu. Privalau tai pasakyti. Laura turi vaikiną. Laura, tai tiesa, tu man pasiaiškini. Aš manau, kad šiame realybės šou melui tikrai čia ne vieta. Nes vis tiek visi viską išsiaiškina, sužino ir geriau tiesiai šviesiai pasakyti, negu ar už akių kalbėti, ar iš vis meluoti. Bent jau mano tokia nuomonė. Kaip ir. Žodžiu taip, Laura. Skanu tai skanu, vakarienė graži, bet melo aš nepakęsiu. Ir turiu su tavim atsisveikinti. Tu turi palikti šitą projektą, mane palikti ir visus kitus dalykus. Laura, daili krepšininkė, pratusi nugalėti, šį kartą susimovė. Aš pasimečiau labai, nes nesitikėjau, kad jis sužinos. Bet kai pasakė jis man, kad žinau paslaptį, tai labai nustebau ir nebebuvo kur dingti. Pakelkime šią taurę vyno už mus, už šį puikų vakarą, už šią skanę vakarienę. Na ir tikiuosi, kad mes tikrai praleisime dar ne vieną tokį gražų vakarą kartu. Manau, Daivutė pavydės labai. Tikrai labai patiko, pabendravom. Išties labai paprastas, labai, tiesiog nerealus žmogus. Daiva pavydės dabar. Jeigu jau šitaip, tai tada taip. Na, ji tikrai charizmatiška asmenybė, aš nesitikėjau ir negalvojau. Bet esu patenkintas ir aš galvoju, jeigu save taip toliau ves, mes tikrai dar susitiksime ne viename pasimatyme. Trečioji savaitė dvare baigėsi laimingai. Baisiau šnipė Raisa paliko dvarą. Vaikina turint naujokę Laura tuoj pat buvo demaskuota ir pašalinta be gailesčio. O nevykęs Ineso šokis merginai buvo lemtingas. Tačiau šou dar tik įsibėgėjo. Ir daug dar bus iššūkių, kuriuos įveiks tik viena mergina. Toji vienintelė, tapsianti Radži išrinktąją. Elena, kaip tau patiko pasimatymas? Man labai patiko pasimatymas, Radži. Iš tikrųjų pamačiau
tai, ką norėjau pamatyti, iš tikrųjų supratau, kad jisai yra švelnus ir mielas ir netoks, kokį pateikė, tarkim, jį pateikė kaip vos ne širdžių daužytoja, bet iš tikrųjų jis labai švelnus ir geras viduje yra. Ir man labai patiko tai, ką aš pamačiau tavyje. Ką pamatai? Švelnumą, vyriškumą. Kai mūsų rankos susikibo, bet kai mūsų susikibo rankos, tai žinau, kaip man gera pasidarė. Tai dar susikibė. Galim? Jauti ką nors. O tu? Aš jaučiu. Aš irgi. Simona, tavo patiekalo Ruslanas net neparagavo. Kodėl taip atsitiko? Aš dėl to nelabai pergyvenu. Visgi tai yra profesionalus virėjas, kuriam estetika, manau, labai daug reiškia. Bet aš tikiu, kad Radžis tikrai būtų paragavęs. Vien ta forma širdutės išreiškia mano jausmus. Monika, o tu tikrai neturi jokių paslapčių nuo Radžio? Aš manau, kad kiekviena moteris turi būti šiek tiek paslaptinga ir turėti paslapčių, bet tokių paslapčių, kurios galėtų pakenkti mūsų būsimiems santykiams su Radži, tikrai neturi. Radži, ar tu tiki, kad merginos tikrai daugiau neturi jokių paslapčių, neturi ką nuo tavęs slėpti? Na, nuo manęs nieko nepaslėpsi, aš viską jaučiu ir suprantu greitai. Taip, kad merginos nesistenkit nuo manęs nieko slėpti. Tai va. Radži, dabar išaušo akimirka, kai tu turi pranešti savo sprendimą. Kas sės ant antrosios išlikimo kėdės? Tavo žodis. Kągi, mes čia juokavome, na, o dabar rimtai. Tai aš tiesiog nematau šiame projekte šitos merginos. Na, ji tikrai nėra įdomi man. Ji retai savo nuomonę išreiškia. Turėtų eiti Vaiva. Šau. Vaiva, jūs užimate antrąją išlikimo kėdę. Dėmesio žiūrovai, už Indiją jūs balsuojate skambindami numeriu 1671. Už Vaivą 1672. Ir mes skelbiame, jog antroji išlikimo kova meilės rojuje prasideda. O dabar, kad būtų lengviau apsispręsti, pasižiūrėkime siužetą apie Indiją. Kokia ji ir kaip jai sekėsi gyventi dvare. Kur tikrai nesulaukia kitų merginų simpatijos. Žiūrim. Merginos! Pavydėkit. Indija. Vardas, kuris Taujėnų dvare skamba bene dažniausiai. 27 metų Vilnietė jau nuo pat pirmųjų realybės šou akimirkų atkreipė ir projekto dalyvių, ir paties Radži dėmesį. Nepriimuš. Tegu čia atsibūna iš savo rožinio sapno mergaitę. Tegul Lietuva pati pamato, koks iš tikrųjų yra žmogus Indija. Nu. Jinai čia gražiausia, kur jinai nėra kažkom ypatinga. Jinai yra labai savotiškas žmogus. Prie ją reikia turbūt suprasti, pažinti, kol kas sunku. Visos 3 savaitės Taujėnų dvare Indijai prabėgo kaip vienas nesibaigiantis konfliktas. Radži pasipūtęs, neišprūsęs, arogantiška asmenybė. Viešai įžeidusi dainininką norėjo atsiprašyti įstringai pabučiuodama. Tačiau šis žingsnis Radži tik šokiravo. Nu, paneliai taip elgtis, man atrodo, vis tiek negražu, nes visi mato ir žiūri ir man tai yra neprimtina. Pasielgiau labai spontaniškai ir parodžiau, kad aš esu drąsi mergina. Radži nereikia tos panelės, kuri yra trumpaprotė. Tai va, aš manau, kad jinai ten duos Radži vieną kartą, 2 kartus ir jas ją perimės, viskas. Mažai kas apie Indiją atsiliepia teigiamai, bet tai dar nereiškia, kad ši panelė blogio įsikūnijimas. Ir vargu, ar pasaulyje yra bent vienas, kuris būtų nevertas meilės. Nuleidau rankų, nors buvo nusivylimų. Ir aš dabar visą tai turiu ir aš to didžiuotis galiu. Šią savaitę dvare užviręs Indijos ir Nijolės konfliktas pribloškė visus. Vargu ar nors Taujėnų dvare yra skambėję tokie riksmai ir kliksmai. Pirma pradėjai šnekėti apie klubus. Aš nenoriu net tavęs klausyti, Dieve, tu man. Nu tai gerai, viskas, baigė. Ate, viskas, ate. Ar iš tiesų Indija beviltiškai susimovė? O gal ji verta dar vieno šanso suminkštinti atšalusią Radži širdį? Nors visom šitame projekte esančiom merginom atrodo, kad aš esu dviveidė, iš tiesų aš esu visai kitokia.
Indija, žinai, susidaro toks vaizdas, kaip dažnai būna gyvenime, kad merginos prieš tave susimokė. Tai jo, sutinku, kad susimokė ir labai žiauriai ir labai skaudžiai ir labai neteisingai. Jūs merginos tikrai neteisios. Žiūrovai viską nuspręs, o dabar pasižiūrėkime siužetą apie Vaivą. Į Taujėnų dvarą Vaiva atvyko išskirtinėmis, šeimininkės teisėmis. Iš pradžių mergina buvo tik rūmų valdytoja, kėlusi paneles iš lovų ir pranešdama rūmų naujienas. Ilgą laiką stebėjau merginas dvare, o dabar pati patekau į jų tarpą. Į sceną kviečiam Vaiva! Rūmų Taujėnų valdytoja! Tapusi lygiavertė merginų konkurentė Vaiva ir toliau išliko santūri stebėtoja, tačiau viduje jautėsi tvirtai ir užtikrintai. Tas faktas, kad aš pažįstu dvarą, tai man bus tik į naudą. Nes tai yra mano vieta ir, kaip sako, kiekvienam ir sienos padeda. Tai aš manau, kad ir man šitą vietą padės. Tačiau net pati projekto dalyvė pripažįsta, savos dvaro sienos negali apsaugoti nuo visų čia laukiančių netikėtumų. Aš didžiausią įtampą jaučiau tada, kai mes turėjom tą išbandymą 30 sekundžių sužavėti Radžį. Va tada aš jaučiausi taip. Be idėjų ir galvoju, va dabar degsiu, jau dabar tai bus. Tu būsi man vienintelis pasaulyje ir aš būsiu tau vienintelė pasaulyje. Bravo. Labai gražu, labai prasmingi žodžiai. Šaunuolė. Dėl Radži meilės Vaiva kovoja santūriai, be pykčių ir išsišokimų. Bet juk tylos taktika dažniausiai ir būna pati efektyviausia. Aš jau senokai stebiu merginas, stebiu Radžį, stebiu, kaip jie bendrauja, mačiau, kaip jie susipažino. Ir matau daugiau, negu jie įsivaizduoja. Greičiausiai jie net nenutuokia, kaip gerai matosi jų santykiai. Vaiva žino, jo širdyje patys tyriausi jausmai dainininkui Radžiai. Man Radži yra gražus vyras. Ir aš dėl jo tikrai kovosiu. Vaiva, tai kaip čia išeina, kad tau kaip senbuviai ir dvaro sienos nepadeda? Čia kaip mato, dvaro sienų nėra. Nežinau, ką Radžis galvoja, bet matyt nespėjau atsiskleisti iki galo. Indija, kodėl tu verki? Tiesiog. Tau gaila visko? Manęs nejuokia. Man tiesiog gaila čia palikti šitą projektą. Aš nenoriu iškristi, aš noriu dalyvauti. Aš noriu siekti. Ir noriu įrodyti, kad galima merginai pasikeisti, galima tapti kitokiai. O kai bus, tavo projekte reikėtų būti savimi. Aš ir ir esu siekti savimi. Radžio širdies būnant savimi, o ne... Aš ir esu savimi, Vaiva. Keistis. Bet tu teigi, kad nori pasikeisti. Indija, gali pasakyti, kuri čia iš tavo visų tų kaukių dabar yra šiandien? Ašaros, čia kuri 105? Kuri? Gal 255. Prašau. Kas čia dabar? Dėmesio, mėly žiūrovai, už Indiją. Jūs balsuojate skambindami numeriu 1671, už Vaivą 1672. Primenu, kad jūsų balsavimas bus stabdomas netrukus. Viena mergina turės palikti šou. Bet prieš tai dar vieni svečiai mūsų studijoje. Tai nepakartojami patruliai, kurie šį vakarą taip pat neapseis be staigmenų. Sakė nedaryti, nekalbėti, niekam nieko nežadėti. Jis sakė, per jauna esi tekėti, nerūsti dievo, kam tau dukrai skubėti. Bet nesupranta kartais mamos, kas jų dukrom dabar daros. Bet nesupranta kartais mamos, kas jų dukrom dabar daros. Nesupranta jos. Mama, tu liepė nesakyti kaip, nesakyti taip, o tu vis tiek sakai. Mama, tu liepė nedaryti kaip, nedaryti taip, o tu vis tiek darai. Mama, tu liepė negalvoti, nes pro langą jį išmes, tave jį pamatys. Kaip tu eini pas jį, kodėl eini pas jį, nes tave myli jis. Kiekvieną kartą, kai tik mamos mato, kaip jų dukros veidus nusidažo,
Kiekvieną kartą jom širdis suvirpa. Ar tik nebus šią naktį kartas pirmas? Bet neužtenka tau mama pasitikėti, tu pati turi gyventi ir mylėti. Bet neužtenka tau mama pasitikėti, tu pati turi gyventi ir mylėti. Mama, tu liepė nesakyti kaip, nesakyti taip, o tu vis tiek sakai. Mama, tu liepė nedaryti kaip, nedaryti taip, o tu vis tiek darai. Mama, tu liepė negalvoti, nes pro langą jį išmes, tave jį pamatys. Kaip tu eini pas jį, kodėl eini pas jį, nes tave myli jis. Mama, tu liepė nesakyti kaip, nesakyti taip, o tu vis tiek sakai. Mama, tu liepė nedaryti kaip, nedaryti taip, o tu vis tiek darai. Mama, tu liepė negalvoti, nes pro langą jį išmes, tave jį pamatys. Kaip tu eini pas jį, kodėl eini pas jį, nes tave myli jis. Kaip tu eini pas jį, kodėl eini pas jį, nes tave myli jis. Kaip tu eini pas jį, kodėl eini pas jį, nes tave myli jis. Na ką, Radži, merginos, kaip sakoma, tuščia kėdė, ilgai tuščia nebūna. Tad pasitikite naują dalyvę, Iloną. Radži. O aš jau galvojau, kad čia jūsų šokėja. Radži, žinai, kadangi mes jau nebeturim galimybės naujų žmonų ieškoti, atiduodam tau šitą perlą, kurį mes radom patys, ir nedaug dievė tu ją nuskriausi, turėsi reikalų su šou biznio teisėsauga. Aha, taip. Prašau. Nu, šiek tiek norėčiau pasakyti apie balsavimą. Šiuo metu viena mergina lenkia dvigubai. Tai reiškia, kad už vieną merginą balsuoja dvigubai daugiau žiūrovų. Jūs balsuokit, o grįšim po reklamos. Gerbiami žiūrovai, sveiki sugrįžę į realybės šou Radži ieško žmonos. Viena mergina tuoj pat paliks šį projektą. Vaiva, ką tu gali pasakyti, kad žiūrovai tavęs neišmestų? Mėly žiūrovai, aš tik noriu paprašyti, kad suteiktumėte man šansą pasilikti čia ir Radžiui mane pažinti dar kartą ir daug labiau. Ačiū. Indija, tu tikrai turi ką pasakyti. Iš tiesų labai sunku kalbėti, bet tegul būna taip, kaip yra lemta. Tu palieki teisę spręsti žiūrovams. Tad ačiū merginoms, o dabar skelbiu, kad balsavimas yra stabdomas. Realybės šou Radži ieško žmonos turi palikti ir atsisveikinti su Radži visiems laikams. Bei vėl ant žemės nusileisti iš rojaus turi. Merginos, už vieną iš jūsų balsavo 1426 žiūrovai. Už kitą iš jūsų balsavo 1358 žiūrovai. Ir realybės šou palieka Vaiva. O dabar Indija, tavo garbiai dainuoja Monika Linkytė. Time never looks back to the past. I have to move on to my bed. Leave this behind.
Labai labai didelis ačiū Monikai Linkytei. Tai buvo trečias realybės šou finalas, kas bus toliau neįmanoma nuspėti. Tačiau faktas vienas, čia visada karšta, čia tikriausios intrigos, čia kiekvieną savaitę merginos sulaukia staigmenų, nes čia realybės šou Radži ieško žmonos. Nepamirškite balsuoti naujienų portale balsas.lt. Daugiausiai balų surinkusi mergina gaus neliečiamybę ir kitą savaitę bus apsaugota nuo iškritimo. Jau dabar galite atiduoti balsą už savo favoritę portale www.balsas.lt. Už mano ir merginų šukuosenas ir makiažą dėkojame Figaro grožio salonų tinklo meistrams. Taip pat dėkojame mus vaišinančiai pizzerijai Pizza Art. Tai Picų menas. Picos į namus Vilniuje, adresas internete picumenas.lt. Vos po kelių minučių visos merginos limuzinu, kuri mums suteikė toplimo.lt šiuolaikiškų limuzinų nuomą. Vėl išvyks atgal į Taujėnų dvarą ir mes susitiksime kitą savaitę, nemažiau intriguojantį šeštadienį. Iki pasimatymo! Jei tavęs nemyli niekas, o tu taip visus